džiaugiamės, kad laimėjom, bet iš tikrųjų per anksti gal ir atsipalaidavom, nes antra pusė buvo ganėtinai prastai atrodėm. Daug klaidų, 32 klaidos, tai nežinau, aišku, džiaugiamės, kad laimėjom, bet yra kur tobulėti, nes daug klaidų padarėm. Per pirmą pusę tokį pranašumą susikrovėt, kaip tai pavyko, varžovės labai prastai žaidė, tiesiog čia jūs šiandien tikrai labai gerai sužaidėte, tą pirmą ypatingai. Aš manau, kad buvom labai gerai nusiteikusios, nes viso žinom, kad labai daug žaidėjų pas mūsų kas po lygų ir susikūpėm, susidėjom visas jėgas į save ir nežinau, taip gavosi, kad gerai sužaidėm, o po to antroji pusė atsipalaidavom. Koks jausmas grįžus į aikštelę, trečias mačas, jeigu neklystu, šiame sezone, pirmas prieš Trans-Sirenas, kaip ta sportinė forma ir apskritai tas krepšinį turbūt pasiilgote? Pasiilgau, taip, ir dar pabiškį tik įsivažinėjau žaidybinį tą visą tokį režimą, tai tikiuosi, kad artimoje ateityje jau greičiau ir būsiu 100% jau kaip ir aikštelėje, o ne po kelias minutės.